Netoli Priekulės Klaipėdos rajone traukinys partrenkė žolę pjovus ir ausinės dėvėjusi vietos gyventoją. Blaivus vyras, nors ir sunkiai sužeistas, liko gyvas. Žmogus buvo užstrigęs hidraulinio domkrato plėstuvų kūjo ir... Tau 7 ir tu bandai pasakyti kokį nors labai krūtą techninį terminą ir tu jį bandai on the spot sugalvoti. Žmogus buvo užstrigęs. Hidraulinio domkrato plėstuvų kūjo. Hidraulinio domkrato plėstuvių kūjo Ir rankinių raktų pagalba. buvo atlaisvinti. Ai, o dieve. Dar juokingiau. Tiesiog jo sakinio struktūra yra tokia fakt, kad jau ties pusę to sakinio jis pradėjo vardinti, su kuo jis buvo ištrauktas. O blemba skamba taip lyg jis užstrigo kažkokiam tokiam super komplikuotam techniniam įrenginį. Jo, čia jeigu Dragūnas su Lastausku turėtų vaiką, Kanų kino festivalio premjera Gaisrininkas vaidino Benas Lastauskas, įgarsino Egidijus Dragūnas. Žmogus buvo užstrigęs. Taškas. Hidraulinio domkrato plėstuvų kūjo. Hidraulinio domkrato, tada manau kablelis plėstuvo, tada kablelis kūjo, manau. Ir rankinių raktų. Ir dar plus rankinių raktų pagalba. Buvo atlaisvinti šilumvežio peiliai. Šilumvežio peiliai, jis tiesiog išmoko visus lokomotyvo techninius terminus, visus. Jaučiu vaštėvą bahuriukai, sako, naik duok intervą ir tau challenge'as. Jeigu panaudosi visus fucking 9 techninius terminus vienam sakinį, mes tau sumėsim ant alaus šiandien vakare. Ir jis tipo, I got you, fam. Žmogus išlaisvintas, perduotas medikams. Jo, dėkui, šiaip tai va tiek mums iš jūsų reikėjo.